galima šitą karpyti ir reikia mest. Bet reikia filmuoti viską. Kaip tu sekės vakar Open Mic'as? Neblogai visai. Šis vienas iš geresnių, žinau. Grįžtam į vidų, gal šalta visai. Beje, pastebėjot, kad labiausiai tinkantis striukė arabams yra bomberis? Čia tu taip pasakėjai dėl to, nes aš tamsesnis? Ne, žiūrėk, tikrai, sorry, ne, aš norėjau pajuokauti ir tiek. Bandyk geriau. Ai, na. Rimtai, žinot, kartais žmonės prieina, labai aišku retai, bet vis dėlto pasitaiko ir sako, Tomašai, tu mano mėgstamiausias Lenkas. Ir rimtai man malonu, aš neslėpsiu, bet vėliau pradedu galvoti, ar jūs turit pasirinkimą, arba aš, arba Tomaševskis, čia vienas iš dviejų, tai čia labai akivaizdžiai, aš galvoju, kol kas lyderiauju. Rimtai. Ir labai faina, kad, žinot, kad tenka pasirodyti Vilniui dažniausiai ir pasirenku Vilnių. Nežinau, čia gal dėl sentimentų kažkokių, tai dėl dar kokių dalykų. Bet ir Vilnius, juk savotiškas toks miestas, toks telebimbam, lenkam ir nelenkam. Čia kiekvienas ras vietą pasaulyje, ypatingai jeigu tu lenkas, tai gali čia kažką padaryti. Beje, šiandien variau iš šitą pasirodymą iš Vilniaus stoties ir sutikit iki šiol nesaugiausias rajonas. Tipo, atrodo, kad viskas nueina į priekį, bet kažkaip stotis tai va taip. Nes aš stoviu, laukiu savo autobuso ir matau, kaip link manęs jau artinasi čigonas. Ir aš galvoju, aš pats jau užsipulsiu. Ir aš jau artinuosi link jo. Ir sakau, kad tu, čigonas? Ir jis toks, wow, aš ne čigonas, aš Romas. Aš sakau, aha, tada aš Coca-Cola ir kartu mes Kuba Libre. Sakau, davai, pusk savo keliais, aš čia važiuoju. Nes manęs laukia. Tai dar faina, kad turim inovacijų stotį. Matėte tą portalą tarp Lietuvos, Lenkijos? Žoskas, ofigenas dalykas. Aš kartą įsibėgėjau, blėt, atsimerkiau Santariškių ligoniniai. Veikia. Sutaupiau ant bilietėlių. Galėt pastebėti, kad dar kirčiuoja gerai. Nes čia vienintelis dalykas, kuris buvo reikalaujamas iš mūsų, Lenkų, lietuvių kalbos mokytojus, po mokyklai. Sako, visą kitą, šie nereikia. Nes pamenu, dar būdamas trečioko, aš jas paklausiu, mokytoja, atsiprašau, o ąžuolas su A nosinė ar B? Ir mokytoja man tada atsakė, Tomašai, puhui. Sako, svarbiausia ne ąžuolas. Laikykit šitos taisyklės ir kažkaip praslysi čia tarp tų lietuvių. Bus gerai. Ačiū mokytoja. Dar, žinot, biški pasisekė man šiais metais, buvau nuvaręs į Tailandą. Jo, buvau metų pradžioje Tailande. Gal kažkas iš jūsų buvo Tailande, paplokit? Jo, čia kažkiek, o čia ubagai, aš taip suprantu. Ubagiukai. Ne, juokauju. Aš turėjau pasiimti paskolą, kad keliauti tą Tailandą. Ir dabar 2 metų bėgė, kas mėnesį darydamas įmokas šiltai prisiminsiu tą Tailandą. Žinot, mes turėjom tą ilgąjį skrydį. Pirmą kartą gyvenime skridau tokį ilgąjį skrydį, ten, kur reikėjo iš Stambulo į Bankoką, 10 valandų truko skrydis. Ir kas man buvo keista, kad pilotas kas 3 valandas mums praneždavo lauko oro temperatūrą. Ir aš galvoju, kam? Mes ką, eisim į Pirikūrą kažkur dabar? Ar man kažkam vietą reikės užleisti, gal aš nesusimokėjau iki galo? Gal davai nuskrendam į Bankoką ir ten tu pasakysi savo lauko oro temperatūrą. Ir mums atskridus, įsivaizduojat, pasirodo, prasidėjo ryklių sezonas. Ir ten visi mes supanikavom, aš ypatingai, nes paskolą pasiėmęs. Ir vietiniai sako, oi, jūs nebijokit, tie rykliai bijo dar, mūsų dar labiau negu mes jų. Iš ką rimtai? Va dabar tas ryklys, kuris plaukia link manęs, 5 kilometrų greičių, nori informuoti, kad bijo manęs? Kad aš pizdės baisus kažkoks esu, ar kas vyksta? Gal, jeigu jie bijotų, neturėtų tokių dantų, gal tai vyksta? Nes aš nepamenu, kad aš bijočiau lašišos, kuri plauktų link manęs. Mums pasisekė, bet toks labai sudėtingas žodis šitoj situacijai, būt ping-pong show. Tai aš jums pasakysiu, ten nei ping, nei pong. Ten moteris iš savęs traukia dalykus.
Ir aš stebėdamas visą šitą, tarkim, šou, supratau, kad turėdamas tokią paną, aš galėčiau nepirkti papildomo bagažo į lėktuvą. Va, tiesiai, ja, viską, viso, važiuojam, skrendam. Papasakos mums apie lauko temperatūrą ten, kol skrisim. Dar supratau, jeigu turint didelį norą, aš pas motiną dar galėčiau grįžti. Realiai, kur man, nuomos kaina pakyla, sūnus grįžta. Nerakink durų. Toj bus. Už galvos traukėt galvą ir eisiu atgal, davai. Bet jeigu reikėtų išskirti iš viso Tailando, nu, tipo, kiek mes ten 3 savaitės buvom, vienintelį dalyką, kurį įsiminiau, tai būtų žolė. Tai jo, Tailande yra legalizuota žolė ir realiai aš dėl jos vapšį nelabai pamenu Tailando. Žinot, kaip pusryčiai sako, prasideda nuo kavos ir tosto su avokadu, nu, ne visada. Girdėjau, jūs ten, tipo, žmonės turi skrydį kažkokį į Marsą suplanuot, galit atšaukt, ten nieko įdomaus, aš jau buvau. Ir žinot, ir aš prirūkant vapšė kaip traukinys, ten tokių minčių man būdavo, kur, pavyzdžiui, pradėjau galvoti, a jeigu man kažkas dabar šautų į galvą, man daugiau minčių šautų į galvą, ar ne? Po to kažkaip apie bites pradėjau galvoti. Nu, bitės juk visi žino, kad yra darbštus padaras. Ten nuo pirmadienio iki sekmadienio dirba, be išeiginių, be mamadienių, be tėvadienių. Neša tą medą į chatą. Ir vat man įdomu, vat bitės žino, kad panos naudoja jų darbą, nu, tipo, kad galėtų čia savo išsidepiliuoti. Nes jeigu žino, tai gaunasi, kad visas darbas pizdonu eina. Visas darbas. Po to vėl kažkaip tos čigonus pradėjau galvoti. Vat įdomu, čigonai turi kokį savo stalo žaidimą. Pavyzdžiui, kokį čigonopolį. Kur ten vietoj kauliukų gašo šiškės mėtova. Jiems ten Negedo prospektas, geriausias rajonas, ten, nežinau, Lombardas Kalvarijų turgui koks. Ir vieną kartą, ten jau naktį, 12 nakties, buvau prisirūkęs, kažkaip grįvau į gultą ir žiūrėjau į žvaigždės. Žiūrėjau ir pradėjau galvoti, o žvaigždės į mane žiūri? Kur, pavyzdžiui, tokias iš viršaus, brangusis, žiūrėk, kažkoks plikis į mus spokso. Tai meluoji. Nekreipk dėmesio, jis senas, toj pakrys ir sugalvosim savo norą. O dabar keliaujam namo, paukščio taku. Parodysi man tą savo juodąją skylę, kaip ir žadėjai. Jo, ten sudėtinga ant to žolės, visko būdavo. Bet šiaip rekomenduoju Tailandą. Labai nuostabi šalis. Ir kas keiščiausia, žinot, mes grįžom kovo mėnesį ir vėl prasidėjo tos kalbos, tipo, apie karą. Tipo, kyla karo grėsmė ir ten man draugai sako, Tomašai, reikės bėgti. O man su mano finansais po Tailando literaliai reikės bėgti. Ir aš gyvendamas Šeškiniai, kiek aš nubėgsiu savo amžiui. Nuo Akropolio iki Ozo, va tiek, va, kur stovės toks, подожди! Не стреляй! Дай отдышаться! Nes rimtai, bėgti čia yra turtingų žmonių dalykas, kurie turi ką prarast. O ką man prarast? Virdulį, kurį pirkau už 20. Pasiimkit tą virdulį, blėt, duokit atsikvėpt. Bėgsiu toliau, ten, nuo Ozo iki Parkas Outlet. Jo, pripažįstu, prasta strategija. Lakstau kaip durnelis iš prekybcentrų į prekybcentrį. Ir aš Kaune pasakau šitą bairį, įsivaizduojate, ir aš sakau, va, Akropolis, Ozas ir kauniečiai, tokius, ką, tipo. Ir aš sakau, gerai, hebra, žiūrėkit, aš žinau, jūs turit megą ir nežinau daugiau nieko, tipo. Sakau, va, nu kur man reikėtų nuo kurio prekybos centro bėgti link megos. Ir kažkoks bičas į salę sako, iš prekybos centro savas. O aš nežinau, kur tas savas. Ir mirtina tyla, ir pana iš salės sako, nedabėgs. Jie ten ginčytis pradėjo dėl manęs, vaizduoja. Nedabėgs. Realiai, nu su finansais labai dabar blogai, nes, pavyzdžiui, kai man jau užsidega kūro lemputė, reikia piltis kūrą ir važiuoju į degalinę ir piluosi tą kūrą, man net negesta tą kūro lemputę. Aš nueinu susimokėti, nu, tipo, už tą kūrą ir sakau, kasininkį, va, antra kolonėlė ir jinai tokia, 8-7 centai. Sako, gal jūs netyčia užspaudėt tą pistoletą? Aš sakau, tyčia. Mokėsiu kortelę. Davai.
Ir dabar negaliu sau leisti naujų daiktų, pavyzdžiui, įsigyti ir dažnai tenka per skelbį žiūrėtis kažkokius daiktus. Ir pastebėjau tokią tendenciją, kad ten yra užrašas, tipo, kad kaina derinama proto ribose. O ką jeigu aš psichas? O ką jeigu aš neturiu ribų? Kur bičiukas pardavinėjo printerį už 300 ir aš jam rašau pitakas. Sako, tu durnas, skau be ribų. Ja. Pažadu nespausdint spalvotai, davai parduok už pitaką. Greičiau. Šiaip yra čia parelių, gal paplokit, kaip čia laikosi demografija Lietuvos. Jo, kiek čia gims naujų lenkų potencialiai, ne? Yra lenkų truva. Jo, po to galėsim jos atpyzdinti, tos lenkus, ne? Ne, juokauju, lenkai. Nu, tai ir mūsų nemažai, bet čia... Ne, juokauju, viskas gerai, ne, būtų labai keista, jeigu, vat, žinot, dabar renginys filmuojamas ir čia pyzdintis prasidėtų visi ir aš toks, ir aš toks, karočią, Tailande buvau ir tai porelio biški yra. Žiūrėkit, vyrai, turiu jums tokį pasiūlymą, gal jūs palikit tas panas? Rimtai galvo, josgi visą laiką kažkokias tai nesąmonės šneka, visiškas lempas. Man, kai draugė kažką pasako, aš net realiai nežinau, ką atsakyti. Aš kartą sėdžiu namie, pakrytęs va taip į sofą, žiūriu teliką, niekam netrukdau ir jinai taip praeina pro mane, link palangės, įsilemia į tą palangę, žiūri pro langą, kažką ten nagrinėja, atsisuka į mane ir sako, lyja. Ir aš galvoju, kas blėt, kad lyja. Ir žinai, kad tu nieko nepridursi, o ką tau pridur? Debesėlis verkia ten, Dievas liūdė, gamtoj kažkas vyksta. Po to dar moteris stebisi, kad ką mes darom po valandą, tipo, tulikose. Aš net ten nesėdžiu, aš stoviu tame tulike, kad man valandą kažkas ramybę duot. Po to kažkur su ją važiuojam automobiliu, žiūrim beros pro tą patį priekinį stiklą ir man nuolat komentuoja dalykus. Sako, o, žiūrėk, paukštis skrenda. O, žiūrėk, naujas asfaltas. Aš pradedu abejot, gal galvoja, kad aš aklas, dalykų nematau. Plaukai namie visur. Aš kartais galvoju, gal aš ne su žmogumo, su Čiubaka draugauju. Aš vieną rytą kažkaip stoju virš vonios, šlifuoju tos savo likusius 2-4 lenkiškus dantukus, skalauju tą burną, išspjaunu jau tą vandenį ir matau, kad vanduo nenusileidžia. Ir matau, kad plaukų ten dafiga. Ir aš pradedu traukti tos plaukus. Traukiu. Aš jau pradėjau galvoti, gal aš tą bobą iš skambučio už plaukų traukiu. Ir aš taip išsigandau, aš pradėjau atgal tos plaukus kišti. Galvoju, maniškė pabus, tegul ir dylinau su kita pana. Ačiū, bet plaukai nuo to niekur nedings. Porą kartų dar mane bandė apkaltinti, sako, gal čia tavo plaukai. Sakau, jo, mano plaukai, sakau, su tavim gyvent, subinėse jau byra tie plaukai. Prieš savaitę buvo nuvariusi į kažkokį tai baby shower. Aš net nesupratau, kur jinai nuvarė. Gal jūs ką ten, panas, tipo, jos nusprendė pasigauti kokį vaiką iš lauko ir nupraustai namie, ar? Gal vyksta kažkokia čigonų balinimo prevencija, gal? Aš kažko nežinau. Norai kažkie taip dar atsirado pas ją nesąmoningi. Sako, noriu, kad tu padarytum remontą bute. O aš skraidyt noriu, nu ir ką dabar daryti. Ir aš, kai pradėjau tos remontus, taip iš karto ir baigiau. Iš karto. Nes mano pinigų užteko tik vienai pakuotį laminato. Ir dabar, kai draugai ateina pas mus į chatą, jie taip žiūri tas grindis ir nesupranta, čia pakeista 10% grindų ar 90%. Jie tokie kažkas čia... Kažkas čia įvyko. Filmų pradėjom daugiau žiūrėti, bet namie negalim sau leisti kino po Tailando. Turiu dar mokėti 1,5 metų. Ir buvo kažkaip manęs paklausė, sako, žiūrėk, o kokia tavo mėgstamiausia aktorė? Ir aš sakau, Keira Knightley. Ir mes daugiau nebežiūrim filmų su Keira Knightley. Aš kai mačiau pirmą tą filmą Karibų piratai su ją, aš nežinau, jinai tapo piratė, paskendo tą Keira Knightley. Bet mes užtat viską žiūrim su Channing Tatum. Va, su juo mes viską žiūrim.
audio podcastus, ten filmus, ten mes realiai net Google paveiksliukus jau žiūrim su Channing Tatum. Aš Magic Mike'ą, nu, tipo, geriau žinau negu lenkiškas maldas, va, iki tokio lygių. Aš pradedu galvot, kad gal ir man patinka tas Channing Tatum jaučiu. Visai neblogas bičas. Dar pastebėjot, tas panas reikia visada kažkur palydėti. Sako, palydėk mane iki durų. O tu ką pamiršai, kur duris, mes ką, iš 3 aukšto pro langą išeinam ir grįžtam. Palydėt. Mes su ją negyvenam rūmuose. Mes gyvenam 5 kvadratų chatoj, kur aš galiu va taip sėdėdamas ant tuliko atsilošti ir sakyti, vsio, davai. Pasitikti ją dar reikia. Bičiai, jūs bandėt, nu, kažkam savo geriausiam draugui arba bičiukui parašyti ant kestai, gal tave pasitikti? Jis toks, tu ką, gėjus, blėt, aš pats žinau kelią. Pas mus yra labiau ten prigriepk, alaus, žolės, nes šiandien žiūrėsim į žvaigždės. Ko jis ten mums turi. Kartą dar buvo, sako, žiūrėk, davai pažiūrėm tą dokumentiką iš Netflixo apie gražų krepšininką. Ir aš toks, apie Davidą Beckhamą? Ir jis toks, jo. Va tiek, kai reikia. Sėdėm, mes žiūrim į tą gražų krepšininką. Aš atsisuku ją po 10 minučių ir žiūriu, viskas, prikandusi apatinę lūpą, seilės varva per visus kraštus. Ir aš pradėjau panikuoti, realiai panikuoti. Aš ten pradėjau majačintis tai prieš akis, tipo, į virtuvę atgal, tipo, grįžk į realybę, pas tave namie biudžetinis rudokas yra, alio. Ir... Aš nežinau, daugelis iš jūsų žiūrėjo tą dokumentiką? Paplokit. Taip, supratau, ten Tailandas ir Netflixas, čia nichuja, kaip ir buvo. Karoči, kas nežiūrėjo, nežiūrėkit. Šūdas, visiškas šūdas ta dokumentika. Nes kas mane labiausiai nervina iš tų visų žvaigždžių pasaulio, kad jie visi bando save tapatinti su paprastai žmonėm. Jie sako, mes lygiai tokie patys paprasti kaip ir jūs. Ir aš toks, aha. Kur buvo viena scena, kur žurnalistai jo klausė, tai pasako, Davidai, o kaip jūs leidžiate savo rytą? Ir jis sako, nu, man patinka pasiimti puodelį kavos. Ir išeiti į savo tas 1000 hektarų valdas ir būtent iš šitos vietos žiūrėti savo tos rūmus. Ir aš galvoju, jo, paprastų žmonių dalykas. Va, pavyzdžiui, jeigu manęs žurnalistai paklaustų, Tomašai, o kaip jūs leidžiate savo rytą? Nu, aš irgi pasiimu puodelį kavos ir tada žiūriu pro langą. O kodėl Tomašai žiūrit pro šitą langą? Nu, nes vienintelis bute, va, dėl to va, prie ir žiūriu. Žinot, dar sakoma, kad santykiai tai yra darbas. Ne, darbe lengviau. Darbe tu gauni užduotį, atlieki užduotį, gauni algą. Santykiuose tu gauni užduotį, atlieki užduotį, gauni pizdako. Va tokia kažkokia keista matematika. Dar jūsų tas atmazas, kur sako, nu, vyrai bijo protingų moterų. Vyrai bijo protingų moterų. Nu ką aš žinau. Aš tai noriu, kad maniškiai mokėtų dauginti iš 2. Ten 7x8 nieks nereikalauja, ten kiekvienas gali paslyst, bet, blėt, nu iš 2. Bijom protingų moterų. Tai matau, jūs porelė, akivaizdžiai. Nu, lenkiškas mano tas jausmas. Bet jūs gyvenat kartu? Kiek metų jūs kartu esat? 7. Nu, Dievo skaičius. Čiūju, aš nežinau. Ko jūs vardu būsit? Donatas. Solidžiai. O jūs? Bliuot, irgi solidžiai. Žiūrėkit, toks klausimas. Kaip jūs namie už kokius darbus vat, atsakingas Donatas, už kurios Simona už tokius vat? Pem ant pem. Ta prasme, tu pusę lėkštės plauni ir jai paliek? Aš tiek? Normaliai. O kaip jūs skirstat, kas prausėsi karštam vandenyje, kas šaltam? Irgi tai. Nu, bet yra, pavyzdžiui, už ką tu tik atsakingas ir už ką jinai. Vat, nu, nes pas jūs toks įprotis yra. Mėsą kep. Mėsą kep. Ne, nu, tu žoskai užsipysęs namie, aš tau pasakysiu. Čia nepavydėtinai. Nedaug dievė man sutikti kokią tokią Simoną, kur reikia mėsą kepti. Čia... Bet aš kartu matosi lietuvių porelė, viskas fainai, kažkaip tai skirsto tas darbas, nes aš gyvenu su lenkaitė ir jinai man darbus skirsto pagal kvapą. Ko blogiau smirda? Plikio. Aš realiai namie tulikus nuo šūdo valau,
šiukšlės išnešu ir taro priduodu. Ir aš nesuprantu, gal jinai mane kvalifikuoja būsimą bomžą ar įkalinį kažkokį. Nes mes su ją dar rūšiuojam šiukšlės. Nu kaip mes? Aš rūšiuoju tas šiukšlės. Nes viską, kai jinai padarė iš savo pusės, tai pasiėmė tokią didžiulę dėžę, į kurią sukrauna viską. Ten maisto atliekas, ten plastikas, stiklą, mano svajonės, kurios jai netinka, irgi ten važiuoja į tą dėžę. Ir kai ta prisipildo ta dėžė, aš literaliai jinai tokią didžią, aš turėjau va taip apgriebt. Pochu vėliau išsiaiškinsim. Ir keliaut va tai va prie konteinerių. Ir šiaip realiai mes darom gerą darbą, taip, rūšiuojam šiukšlės. Bet supraskit, kad šitas darbas ne žmogui su mano šukuosena. Nes būdamas prie konteinerių, atrodo, kad aš iš dėžės neiškraunu, o įkraunu savo dėžę. Kur kartą net bomžas man šaukė, sako, kolega, sako, susiras savo konteinerius. Dar man draugė nuolat gyrėsi, kad yra ten žoskai protingas. Sako, aš baigiau aukštą išsilavinimą, turiu magistrą, aš esu teisininkė, aš abejoju. Aš tų diplomų nemačiau. Nes tam, kad pripildyt man pilną maišą taros, ji kiekvieną butelį glamžo. Kiekvieną butelį. Ir kai prisirinkavo toks maišas, aš turiu užsimesti ant pečių kaip kalėdų senis ir keliauti taromatą. Ir būdamas taromate, aš turiu kiekvieną butelį išpūst, blėt. Man būnant taromate, vyksta pučiamų orkestras va tuo metu. Aš pučiu tos butelius, uostau, nežinau dėl ko tos butelius dar. Ir kartu užeina kažkoks bičiukas ir, aš visas susikausęs buvau, nesižiūri į mane, aš jau tam pabiškį pučiu tos butelius. Jis greitai viską sukišo tos butelius, išėjo ir po kelių minučių grįžta ir man tai sako, atsiprašau. Čia gal nedaug, bet šitas čekis jums. Laikyk. 2,50, kaip šiandien pamenu, padavė man. Dar pastebėjau, pavyzdžiui, Donatai. Kad, kitiems vyrams ir ypatingai dar Donatai, nes pradėjom kalbės. Pavyzdžiui, jeigu Simonai ko nors reikia, tu juk nieko prieš. Kad tik būtų laiminga. Reikalingas tau 1001 lūpdažis. Tos pačios spalvos. Važiuojam. Bet jeigu... Kaip? Tu naudoji lūpdažį, ble, čia... Ne, mes neteisiam tokie laikai, ką žinau. Žel. Tu Donatai, ble, aš... Per tos sakinius neižvelgsi to žvilgsnio, aš... Išmušė mane iš vėžio čia kažkaip. Aš galvoju, man čia šiaip karšta, čia dėl tavęs karšta man čia, aš galvoju. Nes realiai, jeigu panom ko nors reikia, mes nieko prieš. Bet jeigu man ko nors reikia, už mano, blėt, pinigus. Pagal ją, mums to nereikia. Mes buvom numarę į senukus ir aš ant lentynų pamačiau plaktuką. Realiai, ahujienas plaktukas. Aš stoviu, laikau jį ir jaučiu galią. Aš jaučiu, kad, aš arčiausiai toro, kiek galiu dabar esu. Ir... Draugė man sako, palik tu tą plaktuką, tu šudarankis. Ir aš toks, ne, pala. Aš neturiu namie plaktuką, aš pasiimsiu plaktuką ir vinių pakelį. Kaip komplektą. Ir vėliau jį man visą savaitę drožė smegenis. Visą savaitę. Kam tau tas plaktukas, kam tau tas plaktukas, kam tau tas plaktukas. Ir nuėjo miegot anksčiau negu aš. Ir aš galvoju, gal į vieną vinį į kaktą įkalt, kad nepizdėlintų man, kam man tas plaktukas. Logika moteriška, sorry, moteris, jūs galite sakyti, Tomašai, tu seksistas, ne, aš rasistas, aš žinau šitą per... Šitą tikrai jau per tiek metų gyvenimą nusprendžiau. Nes, logika man kartais irgi nesuprantama. Kur pas jai buvo gimtadienis ir aš nusprendžiau prie pagrindinės dovanos dar jai padovanot tokius žalius, baltus sporto, pusiau žali, pusiau balti. Ir... Kai teikinėjau tą dovaną, buvo šalia jos sesė, viską matė ir tokie, draugė išpakuoja. Ir sesė tokie, wow, kaip šitie žali sportbačiai idealiai tiks prie jos žalių akinių. Ir aš galvoju, sportbačiai prie akinių. Čia juk tolimiausios kūno vietos. Pagal šitą logiką, jeigu aš dabar stovėčiau basas, aš idealiai būčiau prisiderinęs prie šukuosinos. Idealiai.
reikia vis tiek atiduoti jiems duoklę, jūs, vyrai, matot, kaip moteris renkasi daržovės ir vaisius parduotuvėse? Čia kosmosas, čia kažkokia magija iš Hogwartso, ten čiupinėja, jos varto, pagal spalvą, pagal stangrumą, ten aš galvoju, gal jinai kalbasi, blėt, su tais pomidorais. Ar varysi su manim namo, salotas iš tavęs ten padarys. Ir aš po to, žinot, darau viską tą patį, pagal tą pačią schemą, viską sudedu, vartau, ten, blėt, uostau tos pomidorus. Kol 10 minučių, kol pareinu namo, žiūriu, blėt, visi kažkokie tai susipysė, nežinau, gal ten kažko nepasidalino tarpusavį, kad dar man kartais buvo, tipo, varau į parduotuvę, klausimas, ko reikia, sako, eik paimk agurkų, bet, tikrink, ar tvirtas užpakaliukas. Blėt, stovi renkuosi agurkus, maigausiau subinę, va tai va prie žmonių. Man lengviau dabar kitos moters paprašyti daržovių kažkokiu, tai galit surinkti, sakau, man nesiseka. Žinau, dar pasenau prie viso šitą dalyko. Žinot, kaip būna ten internete, tie dabar tiktokai vaikšto, kur tipo, moteris atsiunčia, tipo, koks įvyko glow-upas, tipo, kai aš susimečiu su šito bachūru, koks jis buvo lachelis ir koks dabar printas. Pas mane akivaizdžiai glow-downas įvyko čia. Suėjo man tramvienė ir jo, reakcija visur tokia pati. Nes irgi draugai klausia, Tomaša, kiek tau metų? Ir aš sakau, tramvienė. Ir jie tokie, prastai atrodai. Ir aš nusprendžiau sakyti, kad man suėjo kem 3. Ir jie tokie, labai gerai atrodai, malodėt. Labai gerai tu atrodai, Tomaš, čia gal įtakoja lietuviški orai tave kažkaip. Nes supraskit, anksčiau su plaukais aš atrodžiau kaip Hannah Montana. O tapau, blėt, 18 metų džiazu, va toks aš, tokia transformacija pas mane įvyko. Dar šiaip galvoju, kad jeigu tau virš 30, reikia uždrausti TikToką. Tikrai, čia turi būti baudžiamoji byla. Nes aš prisižiūriu to šlamšto tiek daug ir aš po to vaikštau po chatą ir kalbu kažkokiam TikToko frazėm. Kur ten vaikštau ir sakau, 5 miestai, kurių lietuviai nenori, kad Lenkai užimtų. Nenori. Dovanos keistas irgi tada prasideda, kur anksčiau, tipo kažkaip tau dovanojo, ko tau reikia. Ir žinot, yra tokios pjaustimo lentutės suvenyrinės, ant kurių galima kažką išdrošti arba nupiešti. Ir aš tokia gavau per gimtadienį, su užrašu, toks pat medis kaip ir tu. Ir draugelis manęs klausia, kaip tau dovana? Aš sakau, wow, tipo, viską gyvenime turiu, va, už nuomą moku, bet lentutės neturiu, labai faina. Ir aš klausiu, kiek tu mokėjai už tą lentutę? Ir jis sako, 7 eurų. Ir aš galvoju, 7 eurų. Aš galvoju, kas iš mūsų medis tada, blėt, tipo, galėjai man pydysą duot, paspaust ranką ir būtų vapšė labai gerai. Dar pastebėjau tą tendenciją, pavyzdžiui, kad panom patinka Egipto žemė, tai visi, čia gerai, viskas važiuoja. Bet tai, kad Lenkam patinka lietuvių, tai stabdyk, čia jau čia biškė. Davai, čia nereikia. Ta visa senatvė žudo mane. Dar žinot, tas dalykas, kad gerai, kad išrado tuos emodžius, man labai patinka. Nes aš jas tik vien dėl to ir naudoju, kad žmonės nepagalvotų, kad aš sociopatas kažkoks. Nes labai supaprastinas rašinėjimą dabar man, kai, pavyzdžiui, klasiokai buvo rašę, žiūrėk, ten klasiokas mūsų mirė, ar atvarysi į laidotuvės, aš kartu, jo, būsi. Tomašai, kada grąžinsi skolą? Niekada. Kada? Šiaip pastebėjot, kam yra virš 30, paplokit? Yra pora žmonių. Pusė, beveik. Pastebėjot dabar, kad po maisto kažkaip, kai pavalgai, daugiau maisto užsilieka tarp dantų, ne? Nėra pasistojo? Aš kai grikių pavalgau, nusišypsau, aš pusę dantų nematau, apšė. Aš suprantu, gal ten vyksta kažkoks grikių Baltijos kelias, jie ten susikybė. Grikių užtvanka darosi ten. Pas juos, apšė, aš nesivaizduoju. Ir kas blogiausia, kad po 30 aš net pasinešiau ant reivų, įsivaizduojat, nes anksčiau kažkaip man buvo ta techno muzika tipo iš šono, bet dabar, kur reivas ten ir aš, biškai ten kojom patrepsėt, dantim irgi patrepsėt. Ir aš pamenu, kai su dvargeliu pirmą kartą atvariau ir jis man sako, Tomašai, gal nori rato? O aš niekad nebandskau, davai. Aš užsimečiau, jis užsimetė ir aš toks to ir galvoju, tai jeigu jis pasiėmė ratą ir aš pasiėmiau ratą, tai mes jau dviratis esam čia. Mes taip pasinešėm tą vakarą ant rato, mes pareičiais fūrom tapom, aš galvoju, mes galvoju, kad konkuruosim su Girteka jau, ant tiek buvom pajėgus važinėti. Kam iškraut, kam įkraut, va tai va. Ir žinot, kad keiščiausiai kartą nuėjau visiškai blaivas, pažiūrėti, kur aš, reikėjo suprast, kur aš apšiai ateinu.
Ir atėjau ir irgi atmosfera tokia savotiška, kur tipo, žiūri ten viena pana, pilnai atrodo tarėjų, nežinot, lateksiniam kelniam apsirengusi, apsivyniojasi, ten diržais per kaklą, per papus, per viską. Ir viską, ką jinai daro, atsistojusi, va tai va, o tai. Ir aš taip stoviu šalia, žiūriu, galvoju, gal mane kviečia. Ir aš prie jos prieinu, sakau, tu čia man, jis sako, ne, Lenkas, pusk, negandink vaibą, sakau, davai. Kitos stovi kažkaip visą laiką, va tai va. Aš gal kažkokį padavėją kviečia, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Ir aš tada irgi sufeilinau žoskai, prisigėriau kaip gyvulys, realiai kaip gyvulys. Aš net savo išsikviečiau Bolt Pet. Ir atvaro tas pavėžėjas, ir aš griūnu tą galinės sėdynės, ir jis mane o taip atsisuko, sako, atsiprašau, tai kur jūsų gyvūnai? Aš sakau, viduj visi gyvūnai. Sakau, davai, nekalbinkit, nes reikės valyti iš salono jūsų gyvūnus. Davai, važiuojam. Ir važiavam iš Šeškinę. Gal kažkas yra iš Šeškinės? Nu jo, vienas pora žmonių čia. Į Tailandą nevažiuojam, bet gyvenam senamistį. Va taip tau, Lenkas, šakas ir matas. Keistas rajonas, aš jums pasakysiu. Man atrodo, kad Šeškinė čia yra naujas Vilniaus getas. Vat, jeigu karas prasidės, tai nuo Šeškinės aš niekaip kitaip neįsivaizduoju. Nes, įsivaizduoju, gyvenu dar 13 aukštų pastate. Aš realiai televizijos bokšte gyvenu, bet 3 aukšte. Ir ant tiek keisti tie kaimynai, kad nieks su manim nesveikina. Nei vienas. Aš tipo, juos tik pamatau, sakau, labą dieną. Jie tyli. Aš sakau, labą dieną, aš net nusilenkiu biškį, tipo. Tyli. Jie net nežino, kad aš Lenkas, aš nuslėpiu šitą dalyką. Ir mane taip užpyso va šitas dalykas, kuris, nu, tipo, vyksta ant laiko, kad jie su manim nesveikina. Ir aš nusprendžiau sakyti jam apšė lempinius žodžius. Lempinius, visiškai. Kur aš esi pamatau, jie mane pamato ir aš toks, kapučino. Kapučino, sakau, riboras, infliacija, aš naudoju to žodžius, kuriuos pats nesuprantu, va ir jiem, va, sakau. Ir aš pastebėjau, jie mane jau apeina, va tai va. Dar pamiršau paminėti, kad mes su draugė turim vieną mašiną ant 2. Nu kaip turim? Turiu. Ir kai jai reikia kažkur važiuoti reikalų, jinai pasiima tą mašiną, sako, o, važiuoju savo reikalų su mūsų mašina. Kai man reikia kažkur, tai jinai mane pameta iki stotelės, sako, važiuok. Ir kartą jinai man skambina, sako, žiūrėk, aš nesuprantu, kažkas vyksta su priekiniam lempom. Aš sakau, ta prasme. Sako, aš įvažiuoju į tunelį, jos įsijungia. O aš išvažiuoju, jos išsijungia. Sako, kas čia vyksta? Aš sakau, tipo, čia automatinės šviesos pas mūsų. Ir jinai sako, ką tai reiškia? Aš sakau, nebeskambink, va, kad tai reiškia, blėt, skės klausimais. Ir aš nusprendžiau parduoti automobilį, kad nebūtų tokių klausimų. Ir aš įstačiau, tipo, į skelbimus, išploviau ten, išsirbliavau. Ir skambina iškart kažkokie tai bičiukai iš Klaipėdos. Sako, mes dėl mašinos, tipo, sakau, gerai, sako, tipo, atvažiuosim šeštadienį. O tai buvo ten turbūt trečiadienis. Ir aš, tipo, nuvariau penktadienį į miestą ir vapščiai pamiršau apie juos. Ir aš taip užpyliau vėl, kad grįžau tik 9 ar 10 ryte, visiškai vapščiai, vos pajėgęs griūti tą lovą, paguldžiau tą savo lenkišką galvą ant pagalvės ir girdžiu skambutis. Ir jis skambina ir sako, čia dėl mašinos. Aš sakau, parduota. Ir jie tokie, tai mes jau prie mašinos. Ir aš sakau, toj būsiu. Ir aš vos kažkaip ten apsirengiau, aš nepamenu, kaip pas juos išėjau. Aš ėjau pas juos kažkaip ant signalo, kaip šaukia, va taip ir ėjau. Ir jie man kažką, kaip čia automobilis, papasakot daugiau. Ir aš va tai va stoviu ir sakau, vyrai, aš nemeluosiu. Man dar pizda. Aš realiai net jūsų nematau. Sako, tai davai prasivažiuojam, tipo, pažiūrėsim, kaip automobilį. Aš griuvau tas vėl galinės sėdynės. Aš tik kas 10 minučių bandžiau atsimerkt, pažiūrėti, ar mes dar nevažiuojam į Klaipėdą. Tipo. Bet ačiū Dievui nupirko tą automobilį. Prie viso šitos senatvės, prie visų šito reikalų dar ir nuplikau, kaip matot. Nu įsivaizduot, kad ant kiek aš turėjau pralaimėti gyvenime, ne, kad kai nuplikau, pas mane atsirado pleiskanos. Bet nu ant kiek man sekasi šitam gyvenime. Ir įsivaizduojat, man tik, kai aš nuplikau, tada tik pradėjo teikti kažkokius tai komplimentus. Iki to laiko vapšė nulis. Kur sako, Tomašai, o kaip tau pasisekė su galvos forma? Iš galvo, čia tai sėkmė, o čia tai pasisekė. O ko jūs tikėjotės, kad aš nuskusiu galvą ir iš galvo bus kažkokia palangė ar dar kažkas?
Ir motina tokia, o, vieta vazonui kaip tik, va, ieškojau. Ačiū Dievui, kad vasara pasibaigė, nes aš neturiu apsaugos nuo odų. Man, kai sukandžiojo galva, tie odai pas mane ne galva, o molėtų plentas, va, visą laiką. Pas mane juk išskirtinė kraujo grupė, pirmoji, čiulpiamoji. Nes, neįmanoma, tipo, įsivaizduojat, tikrai, va, jeigu čia yra ten, nuplikusi žmonių pusplikio arba pagal savo pasirinkimą, tai vapšiai kažkiek tai idiotai pagal savo pasirinkimą. Aš turiu nešiotis kepurę pagal žadintuvą. Aš negaliu visą laiką būti, tipo, su kepurė, nesidegsiu kaip tas rūdas kiaušinis indelė, va, taip paverstas. Jeigu aš būsiu be kepurės, tai gausiu saulės smūgį, o atgal smūgiuotai negaliu, va, tokia kova. Ir aš kartą porą dienų vaikščiau su kepurė, snapu atgal. Ir aš va čia įdegiau. Ir mane mėnesį draugai kvietė kaip, sako, ei tu, Visažinį. Gali išburti ir iš trečios akies, ar čia man pirkta mašina ar ne. Ir kas blogiausia, tu turi ne tik kūną, tipo, teptis kremu nuo saulės, bet ir šitą va, didelę alkūnę, blėt. Ir aš kartą būdamas prie jūros ten prisitepiau, vapšė, aišku, nemaloni procedūra. Ir kažkaip ėjau link jūros ir nežinau, kaip paslydau tame smėlį, kritau galvą į tą smėlį. Aš atrodžiau kaip ledų kaušelis su pabarstukais. Va taip. Dar žinot, sako, tipo, Tomašai, tai sutaupysi ant šampūno. Ir pasirodo, nesutaupysi ant šampūno, čia yra visiškas melas. Jo reikia 3 daugiau. Nes va, žiūrėkit, plaukuoti draugai, ne? Ir vyrai paantrins. Nes aš kiek pamenu, kaip, tipo, turėdamas plaukus, kaip, tipo, aš ploviau tą galvą ir visą kūną. Mes pasiėmam lašą šampūno, primakaluojam tą galvą, prikuriam tas putas, va tai vėliau surinkinėjam ir važiuojam va iš viršaus į apačią. Dabar aš turiu makaluoti visai kitas vietas, prikurinėti tas putas, va tai va surinkinėti ir važiuoti iš viršaus į apačią, va tai. Pagal senus įpročius. Nemaloni procedūra. Žinot, aš turiu jums pretenziją plaukuoti, draugai, kad, pavyzdžiui, va, jeigu jūs va taip stojate, ne, ar va tai va darot, vis tik jau, tai skasasi galva. Jeigu aš taip stoviu ir darau, tai kažką tas Lenkas jau mąsto, kažką jau galvoja. Kažkokios tai keistos mintis pas jį. Žinot, vaikystė man žymiai labiau patiko. Rimtai, vaikystėje buvo viskas faina. Kur sėdi kažkur, kramtai tą smėlį, ieškai kokį didesnį medžio lapą, subinę išsivalyti. Jokių problemų. Aš pamenu, aišku, pas mus šeimos finansis ne viskas buvo gerai ir ten, pamenu, kai motina sėdėdavo virtuviai, susiemus iš galvos, nes trūksta pinigų. Ir aš ją žiūrėjau ir galvojau, ne mano problemas. Mano problemas tai va, su bachūrais užrūšint be plantą ir nestoti, jeigu užmes flashbangą. Va, čia yra mano problemas, nes užduchins. Žinot, kad šiaip keista mama pas mane dar buvo, nes jinai man sakydavo, aš tave pagimdžiau, aš tave ir nužudysiu. Sutikit, keista motivacija 5-mečiui vaikui pabaigti valgyti sriubą. Vat, gal kažkaip galėtų saldainiais mane motivuoti, va šitas gal labiau suveiktų. Nes pas mane dar buvo 4-5 metų sukilusi temperatūra, iki tram 9 kiam ir laikėsi 3 dienas. Ir aš galvoju viskas, aš ten pradėjau melstis visiems dievam, krikščioniškam, jūsų tiem pagoniškam, su ąžuolais kalbėjau, ten su kitais medžiais. Ir jinai pas mane ateina į kambarį tą 3 dieną, aš važiu nesupratau, kodėl jinai ligoninę skambina, gal ten sąskaitą pildyk pasibaigė, dar kažkas, gal manęs atsikratyti norėjo. Ir jinai ateina ir sako, žiūrėk, yra išeitis, reikės tau į subinę dėti žvakę. O man, būnant 5 metų, aš nežinojau, kad yra medicininės žvakės. Aš pradėjau įsivaizduoti, žinot, tas priromantinės vakarienės tokio dydžio, kur aš galvoju, kaip man, jos slys va taip reikės, va, ar aš taip gulėsiu šonu, jinai man sukiš va tą žvakę. Po to aš prisimenu, kad yra tas plokščias. Tai kaip šitą, taip dėt, ar jinai tipo pridės prie užpakalio, ar jinai čiups kaip sidiromas va tavo. Po to prisimenu, kad yra kapų žvakės. Kaip ant šitos, blėt, sėst? Kai jinai kažką gal tėvui ruošia, kažkokia vakarienė, ten Lenkas ant iešmo, kažko aš nežinau. Bet kaip matot, išgyvenau, va čia va, jo, padėjo man tą žvakę. Dar mes su draugais žaisdavom kieme, mano buvo mėgstamiausias žaidimas, tipo Vežliukus nindzė. Nors man nuolat atitekdavo būt žiurkį, nežinau kodėl. 4 žaisdavom, įsivaizduojat, kur aš sakau, blemba, hebra, tai Donatello dar laisvas. Ir Kestas sako, tai čia Ignas Donatello. Aš sakau, tai Ignas juk namie. Sako, tai jis iš namų žaidžia.
O tu tylėk, Krisa. Nu, taip ir žaisdavau. Motina dar 17 metų pas mane buvo radusi gramą žalės. Ir ateina pas mane ir sako, nu ir ką man dabar daryti? Sakau, ką, padvigubink ir perduok kitam, ką daryti. Neskambink mentam. Va tiek. Šiaip draugė dar nori vaikų. Ir aš sakau, tipo davai, bet nesu manim. Davai, jeigu reikia ten į bendrą katilą, su mes kokį pydėsą važiuojam. Nieko prieš. Nes, nu realiai, aš esu krikštatėvis, aš nežinau, kam šitam pasirašiau dalykų, aš nesuprantu iki galo savo funkcijų. Ką aš tu daryti? Jeigu, tipo, mirs jų tėvas, tai aš būsiu naujas tėvas? Aš nenoriu, aš mačiau jo žmoną, baisiai pizdės, man nereikia. Nu. Aš net bijau vaikų. Aš tikrai bijau vaikų, nes aš per daug siaubo filmų esu prisižiūrėjęs. Tikrai per daug. Kur matėt, visi prikolai prasideda nuo siaubo filmų. Čia jūs dėl vaikų, aš atsiprašau, čia šiaip. Nes, nu, rimtai, visi prikolai, tai siaubo filmuose prasideda nuo vaikų. Jie kažką ten kalbasi, belėt su tom sienom, va taip žiūri. Aš nesu, ir visą laiką, žinai, man keista, čia pirminis signalas, kad tavo vaikui yra, nu, kažkas negerai. Čia dėl sienų, aš atsiprašau, blėt, man kažkur, aš ne tos žodis naudoju. Kur, tipo, realiai, tas sienas kažką kalbasi ir tokie tėvai visada filmuose, ai, tai jis žiūri, tinkas ar gerai nuklotas, va, čia vaiko užduotis. Kažką maliavoja, va, visą laiką, va, taip, su tais flomasteriais, pieštukais. Aš jeigu turėčiau vaiką, aš realiai, raudona ir juoda flomasterių spalva iš karto eina nahui. Va, iš viso to seto, kad nebūtų tų prikolų. Nes krikštasunis kažką vieną kartą maliavoja ir aš taip jam per petį žiūriu ir nesuprantu, čia, blėt, ar šuo su 5 akim, ar 5 akis su šunim čia. Ir aš kviečiu jo motiną, sakau, pažiūrėkit, jis kažką čia, nu, tipo, piešia. Ir jinai tokia, oi, tai čia būsimas Pikasas. Sakau, koks Pikasas, blėt, skambink į Vatikaną, čia būsimas velnias, davai, kažką turim su juo daryti. Ir aš po tų siaubo filmų kartą buvau išėjęs į kiemą ir ten yra tokia žaidimo aikštelė. Ir aš realiai 12 nakties stovi rūkau ir matau, kaip ant supinių supasi 6 metų vaikas. Ir aš galvoju, gal man vaidenasi jau. Ir aš toks jam, vaikas. Ir jis toks, taip, jūs čia man? Aš sakau, taip, eik nahui iš čia. Sakau, davai valink, blėt, greičiau. Bet tada gyvenimas baisus dalykas, tu dar va čia, va. Dar teko čia apsilankyti geriausiam Vilniaus restorane. Ikea vadinasi. Ir ten, žinot, iki 3 valandos galima pasiimti verslininko pietus. Nu, mes ten verslininkai susirenkam, sprendžiam savo verslininko dalykus, valgydami kopūstų sriubą. Ten labai gerai. Ir aš atvarau be 10:03 ir matau, kad eilė nejuda. Ir aš tai, nu, suprantu, aš liksiu be verslininko pietų. Ir aš matau, eilės pradžioje stovi jauna šeima ir renkasi, nu, tipo, kažkokį ten maistą. Ir vat motina laiko va tą vaiką, nu, kojos, va tai guminės, va, ir klausė, gal tu išsirinkai kažką, tu pasakyk, aš užsakysiu. Ir jis kažką. Ir jinai sako, aš nieko nesuprantu, tipo, gal tėvelis supranta, tu jam pasakyk. Ir aš matau, kad aš tai prapysiu tos pietus. Ir aš sakau, aš žinau, ką sako jūsų vaikas. Aš žinau. Sakau, jūsų vaikas jums sako, mam, paimk belenką, kad šitie pieniški dantukai gali sukramtyti ir pyzinam iš čia, nes užlaiko mailę. Ir ta moteris atsisuka į mane ir savo, ką jūs savo leidžiat? Sakau, čia ne aš, čia jūsų vaikas, aš tik vertėjauju, va, jam pretenzijas. Šiaip kartais keista, žinot, kaip tie kūdikiai kažką ten... O mes, tipo, jiems ten, nu, kukų, tipo. Aš pradėjau galvoti, o gal jie mums sako kažkokias pasaulio paslaptis? Jūs negalvojate apie tai? Kur, pavyzdžiui, Tomašai, skalbk rūbus naktį, nes elektra pigesnė. Galvo, tokius dalykus man šneka, bet... Ja, įsivaizduojat, 1,5 programa ten vapšė šizabos, jūs net... Aš vapšė laukiu tokio momento, žinot, kur, pavyzdžiui, kažkas iš jūsų pirmą kartą ateis į kažkokį, vat, nu, tipo, pasirodymą, kur aš būsiu, ir iškvies man draugelius iš Naujosios Vilnios. Ir jie va taip užeis, atidarys tos duris ir vėl tas, blėt, nu, tipo, aš laukiu va šitą momentą, kai mane išveš į durką. Beje, teko dar, žinot, kiekvieną vasarą būt
apsilankyti keliuose festivaliuose. Ir tie, kurie lankosi festivaliuose, jūs pastebėt, kad ten Toitoj gyvena vapšė atskirą gyvenimą. Kur aš paskutinę festivalio dieną užėjau į tą Toitojų, aš pasižiūrėjau ten į apačią ir aš supratau, kad čia, sergančių žmonių festivalis. Tokie dalykai negali išeiti iš žmogaus kūno. Kur aš, uždariau tas duris, grįžtu prie Hebros ir draugės klausiu, sakau, o tu, kai užeini į Tuliką, tu pasižiūri bent, kas ten vyksta? Ir jis sako, ne. Aš užeinu, va taip atsisėdu, pasidarau savo dalykus ir išeinu. Aš galvoju, ta prasme nepasižiūriu, jeigu ten kažkas sėdi. Po to P. Diddy nuotraukas daro. Best party, P. Diddy party, va tai va. Bet šiaip, žinot, mes lenkai turim dar gerą dalyką, pavyzdžiui, jeigu mes kažkur pasimetam ten per muges, kažkokias ten pafestus, tai labai greitai vienas kitą surandam, nes vienas šaukia Vilno, o kitas Naša. Bet labai rizikingai pasakysiu. Vieną kartą grįžau su 2 mėlynėm namo. Dabar tik skambinu. Dabar užtenka skambučių. Ir praeitais metais man pasisekė apsilankyti Jagos festivalį pirmą kartą. Bet variau su tam tikra misija. Aš žinau, kad ten varau patrypinti. Kas nežino, ką reiškia tripas, nusprendžiau užsimest haliucinogeniniais grybais. Ir mes nuvarėm su Hebra, su kemperiu, viskas gerai. Įsikūrėm, aš nuvariau prie steidžą, kažkur jau 90 vakaro, aš galvoju taip, dabar arba niekada. Aš užsimečiau tais grybais, laukiu ten pusvalandį, valandą, 2 ir aš jaučiu, kad mane vapšė nevelka. Vapšė. Ir aš galvoju, kadangi manęs nevelka, gal kokie Lidlo grybai, gal netos nupirkau, galvoju, eisiu, palakstysiu per visą, pasivaikščiosiu per visą festivalį, pažiūrėsiu, kas vyksta. Ir kažkur nuėjau miško takeliais. Ir beeinant tais takeliais, aš įsirėmiau beveik kažkam vyriškiui, va tiesiai į nugarą. Ir galvoju, eisiu iš paskos. Ir man visą laiką atrodė, kad mes taip lėtai einam su juo. Mes ne tai, kad einam, mes šliaužiam, va tai. Ir aš galvoju, gal man jį aplenkt, bet gal jis pagalvos, kad aš fleksinu, kad greitesnis. Galvoju, ne, eisiu iš paskos. Ir aš nežinau, kiek laiko mes ėjom, bet mane vienu momentu pradėjo migdyti ir man jau bemirksint, jis dingo iš akių. Ir aš galvoju, viskas, grįžtu atgal į kemperį, grįžau, išsimegojau, ryte atsikeliu, einu kavos ir prie manęs pribėga kažkoks vyriškis. Grebė už peties, atsuka mane ir sako, senė, o nahui tu vakar pusę nakties mane vėjaisi. Ir aš supratau, kaip, kad veikia šitie grybai. Ir man taip patiko efektas, kad aš iš sekančią dieną užsimečiau tais pačiais muchomorais. Ir su manim kartu varė mano buvusi klasiokė, Lenkaitė, bet jinai yra biški defektuota, nes jinai visus pradeda kalbinti lenkiškai. Tikrai, jinai žino, anglų, lietuvių, rusų, bet visus visada lenkiškai pradeda kalbinti. Ir aš stoviu tame kemperėje, darausi savo kokteilį ir aš girdžiu, kad jinai kažką kalbina lenkiškai, bet tai nieks neatsako. Aš galvoju, kas ten vyksta? Ir aš išeinu iš to kemperio ir matau, kaip jinai lenkiškai kalbina šunį. O aš matau, kad čia akivaizdžiai lietuviškas šuo. Ir aš prie jų prieinu ir pradedu tam šuniui versti iš lenkų į lietuvių kalbą. Kur jam sako, hoč tu tai. Jis, aš sakau, ateik čia, jis atbėga. Jinai jam sako, dai lapą, aš sakau, duok letiną. Aš sakau, ne man, jai duok letiną, man šiandien reikia tavo letinas. Ir mes stovėjom kažkur, pusvalandą ar valandą kalbėjomės. Ir mane taip užpiso šitas dalykas, kad aš jau norėjau, išeiti, pabėgti iš šitos situacijos, bet suprantu, kad jeigu aš išeisiu, jie nesusikalbės tarpusavy. Po to kažkas tas šuo man pradėjo sakyti, senį, viso, davai, aš varau, ten paleido mano mėgstamiausią gabalą Who Let the Dogs Out. Jis kažkur pabėgo. Ir aš išsivadavęs iš situacijos, grįžtu prie steidžo, vėl, aišku, ant tų visų dopingų. Ir aš matau, kaip link manęs eina paauglys. O man paaugliai visada kažkodėl tokį augį, aš įsivaizduoju. Jeigu tau nėra 18, tu visada toks. Ir jis prieina prie manęs ir sako, sveikas Tomašai, sakau, labas. Jis man sako, gal nori alaus? O aš realiai, aš nežinau, ar aš galiu paimti alų nuo nepilnamečio. Ir aš jam sakau, žiūrėk, davai aš patiksinsiu, ar galiu pasimti pas tą alų ir grįšiu. Ir jis toks, jo gerai, reikia tikslinti. Ir aš vėl nufuirinau kažkur į miškus. Kažkur atsistojau taip prie kažkokio tai medžio ir taip pradėjau galvoti. Galiu aš paimti to alaus ar negaliu? Galiu ar negaliu? Ir vienas iki tas medis atsisuka į mane ir sako, seniai, tu tik šiandien manęs nesivyk, prašau. Labai rekomenduotinas festivalis. Ir turiu vieną istoriją, žiūrėkit, jinai realiai, gali netikėti, jinai tikra.
Bet prieš tai yra tokia, aš suprantu, kai vyksta rasizmas, ta visa tolerancija ir panašiai, bet aš negaliu savęs valdyti prie liliputų. Nu, vat, čia dėl jo man tiesiai keliasi pragarą. Nu, aš negaliu savęs valdyti, rimtai. Nes kartą man skambino draugelė, žiūrėk, Tomašai, reikia, tipo, paimti liliputą iš Vilniaus ir nuvežti Kauną. Ir aš gal nežinau, gal tvarkyti kažkokių mažų lenkiškų reikalų turėjom, nežinau. Ir aš atvažiuoju į Karoliniškės, tikrai, atvažiuoju į Karoliniškės. Ir aš jam rašau, tam liliputui, sakau, aš jau vietoj. Ir jis man rašo, aš tavęs nematau. Ir aš jam rašau, aš irgi tavęs nematau. Ir aš sėdžiu va tai va už vairo ir pasuku galvą į dešinę ir matau, kaip link automobilio skrenda perukas, va tai va. Jis nebūdingai va tai va įlipa į tą mašiną, va tai va. Sėdasi. Nu, va rimtai, kaip aš galiu valdytis prie žmogaus, kurio snukis yra barzdotas, o kojos nesiekia grindų. Va. Mes dar klausomės kažkokią muziką per radiją, jis visą laiką sėdi ir tai va dar balduoja, va tam kojama. Jis ten klaus Tomaš, ar galiu tipo, parūkyti tavo aikus, aš gal rūkyk, tipo, ar tu ten užaugs, neužaugs, tavo bėdas, nori čiulpti aikus. Ir mes važiuojam jau į Kauną ir sako, davai, gal stojam degalinį, aš sakau, nu gerai. Jūs matytumėt visų žmonių veidus toj degaliniai. Mes iš šono atrodėm kaip iš žiedų valdovo. Vat Gendalfas ir Frodo, va, kažkur. Bet tie, kurie nenunešė žiedo į Mordorą, o bastosi, va tai va, po pasaulį. Mes užeiname tą degalinę. Aš kažko ten savo renkuosi, kažką atsigerti, jis šalia stovi. Ir va tai va, žiūri į viršų. Į viršutinės lentynas, aš galvoju, blėt, nuleis žvilgsnį, aš tavęs nekelsiu ten. Aš galvoju, toliau prieš tęsiant kelionę, nueisiu į pisuarą, jis iš paskos. Aš stoju prie to pisuaro, jis stojasi prie kito, aš žiūriu, aš sakau, ką tu čia darysi, tu spjaudysi į tą pisuarą, kas čia vyksta? Mes išeinam, sėdam atgal į automobilį, važiuojam ir prasidėjo, nu, tipo, siaubinga audra. Tikrai pradėjo ten lyt, nu, pizdės. Ir aš vat galvoju, vat, o jeigu vat dabar vat nurimtai avarinė situacija ir man reikia staigiai stabdyti, jis išlėks pro priekinį stiklą, ar jis lys į bardačioką, va tai va. Ir žvaigždės tokios iš viršaus, aha, taip, tu šitie du pakrys ir sugalvosim savo pusantro noro. Va tai va. Gerai, Vilniau, iš manęs tiek, ačiū jums labai. Labai ačiū, labai malonu, kad atėjot, kad susirinkot. Ačiū labai.